Labas rytas. Šiandien laukia trumpa diena ir truputį kitoks video. Šiandien yra savaitė, kaip aš žygiuoju šiaurinį Ispanijos pakrantę. Esu be galo laimingas, labai džiaugiuosi už savo kojas. Sunku darbą jos atlieka, bet jos atlaiko fantastiškai. Žiauriai gerai. Taigi, brangieji, kviečiu į truputį kitokį video. Kupina patarimų, istorijų ir iš mano pusės daug šypsenos jums. Camino del Norte. Buen camino. Šiandieną šiek tiek neįprastai. Aš su jumis sveikinuosi iš vietos, kuri garantuoja gerą poilsį prieš sekančią dieną. Iš vietos, kurias mes vadiname albergėmis. Taigi, apie tai, kur mes gyvename. Kiekvieną dieną mes pasiekėm kažkokį kelionės tikslą. Kiekvieną dieną mes turim numatytą maršrutą, kilometražą. Ir pavyzdžiui, šiandien mes esam Santander mieste ir mes gyvename visi albergėje. Tai yra patalpa, kurioje susirenka visi keliaujantis šią akimirką ir pasiekia būtent tą tašką. Albergės ypatingos to, kad jūs neturit jokių absoliučiai patogumų. Jūs gyvenate bendrai dideliai patalpoj, kartais skirtingos didesnės patalpos, bet gyvenate visi bendrai. Turim dušą, tualetą, mažą virtuvėlę ir tiek to malonumo. Kartais būna variantų, kad albergė duoda maitinimą, tai yra vakarienė ir sekančios dienos pusryčiai, bet ne kiekvienoje. Ir ypatingai šiuo metu, kai aš einu, daugelis dar albergių nedirba. Ir jos yra uždarytos, nes pasirodo dar ne sezonas, nors einančių jau tikrai yra nemažai. Na, o dabar apie tai, kaip aš čia atvykau. Visa kelionė nuo pat pradžių prasidėjo nuo Peterboro miesto. Kelionė traukiniu į Stanciador uostą. Iš Stanciador uosto skrydis tiesioginis į Barceloną ir viena para praleista Barcelonoj, po kurios prasidėjo 9,5 valandos kelionė autobusu į pradžios tašką. Miestą Irún. Kadangi autobusas vyko naktį, tai jeigu teisingai atsimenu, autobuso laikas buvo 10 valanda 5 minutės, o Irūno miestą pasiekėm apie prieš 6. Tai aš naktį miegojau autobuse, o tik atvykus iš karto pradėjau savo Camino del Norte. Kelionė autobusu kainavo beveik 40 eurų. Tai yra 3 kartus didesnė kaina negu lėktuvo biletai iš Londono į Barceloną. Na, bet pasirinkimo kito jokio nėra. Nežinau, nebent tada nuomokis automobilį ir vyk pats. Bet opcija man buvo vienintelė – važiuoti autobusu ir tai pasiekti savo pradžios tašką. Pradžios taškai yra 2. Arba Irūno miestas, arba San Sebastián miestas. Tai sekantis po Irūno. Bet kadangi man reikia kilometrų, aš jų noriu. Aš noriu savęs išbandymo. Tai imam maksimumą. Imam nuo miesto Irūno ir pirmoji diena buvo tragiška. Tai pirmoji diena miestas Irūnas ir tikslas miestas
San Sebastianą. Visiška tragedija. Visiškai supratau, kad tai nebuvo, ką aš dariau, tai tikrai nebuvo pasiruošimas. Tai buvo vaikščiojimas Peterboro gatvėmis, o ne ruošimasis 830 km žygiui miškais, uolom, kalnais, vienu žodžiu, pačiu baisiausiu įmanomu keliu, šlapiu, murzinu, žodžiu. Labai blogai pasirinkta pirmai dienai buvo kojinės, nes čia buvo karšta, o aš pradėjau eiti su Anglijoje, vadinkim, treniruotom kojinėm, kurios yra skirtos šaltam klimatui. Tai aš per pirmą dieną sugebėjau prisidaryti problemų. Na ir toliau, diena po dienos, viskas ėjo link geros pusės. Ir eina link geros pusės. Skaudėt skauda. Niekas nesakė, kad bus lengva. Bet mes jau tuoj turėsim 300 km. Ir tai yra tikrai nemažas skaičius. Dienų skaičių aš jau pamečiau. Bet vaizdai žavi. Oras lepino pirmom dienom, dabar jau visiškai jis to nebedaro. Yra šalta, šlapia, bet mes dar turim apie 3 savaitės. Tai tikiuosi, kad oras pasitaisys. Nuo pačios kelionės planas yra labai paprastas. Yra 32 dienos. 32 dienos be jokių non-stopų, jokių pertraukų, jokių atsikvėpimų. Ir mes pasiekėm Santiago de Compostela. Tai nėra laiko, kada ilsėtis. Nėra laiko, kada dejuot, arba einam, arba ne. Tai aš einu tikrai 100% einu. Ir jeigu viskas taip kaip dabar, balandžio 14-15 dieną aš jau būsiu tenai. Ir bus žiauriai faina. Bus žiauriai faina dėl to, kad aš būsiu pats savo įrodęs, jog mano kojos gali mane nunešti visą šiaurinį Ispanijos pakrantę. O dabar smagiausia. Kainos. Nieks nesakė, kad bus lengva, bet pasirodo, kad ir nepigu. Diena atsistoja kažkur 30-40 eurų. Tai čia jau taip labai minimaliai. Albergių kainos svyruoja nuo 15 iki 30. Kartais ateini į didelį miestą albergį, kuri ten susimoki 25 eurus ir tu negauni nieko. Jokio maisto, nieko. Todėl tos kainos yra neįmanoma paskaičiuoti. Kiek tu išleis tiksliai. Preliminariai galbūt, bet ir tai. Vieną dieną tu tiek nueisi, kitą dieną mažiau gal nueisi, daugiau nueisi. Viskas vėl keisis. Aš pats asmeniškai naudoju programėlę Buen Camino, kurioje galiu susirasti visas alberges, matyti savo maršrutą, judėjimą, kilometražus, viską. Visa svarbiausia informacija būtent tenai. Tai vat, kainą sakau, diena 30, 40, kartais 50. Nėra pigu, bet įspūdžiai atperka viską. Tai vat, brangiai, šiandien iš manęs truputį galbūt daugiau informacijos, mažiau vaizdų, bet šią savaitę pradedu daryti vėl video su kelionės vaizdais, įspūdžiais, nes prasideda dar vienas etapas. Dar vienas kelionės etapas, kuris dovanos wow vaizdų. Taigi, labai džiaugiuosi, kad jūs esat kartu. Keliaujam, nueinam, padarom. Jeigu šitą kelionę, šitie video bus atsiminimas man, bet ir manau, kad informatyvu
jum, jeigu planuosite keliauti. O dabar dar keletas vaizdų, ką pavyko užfiksuoti per šitas dienas. Atsiprašau, negalėjau anksčiau kelti video, nes gyvenam laukuose. Taip sakykim, ne visos vietos turi Wi-Fi'us, internetus, tai yra bėda. Bet dabar, kiek apsižiūrėjau, viskas turėtų būti labai labai super. Gerai, brangiai, iki kito pasimatymo. Buen camino.